Sveiki visi, taigi aš esu Šarūnas Docius ir pretenduoju į laidos vedėjo vietą vienoje iš Lietuvos televizijų. Esu gimęs Kaune, įstojau mokytis Vilniuje, o šiuo metu pagal Erasmus mainų programą jau studijuoju antroje šalyje. Sakote, kas iš tų kelionių? Na gerai, gal ir nepastačiau Liauvardino miesto rotušės. Tačiau išmokiau vietos žmonės, kad Lietuvos sostinė yra ne Ryga, o Vilnius. Be to, mano manimu, Lietuvos televizija šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus ir jai reikia naujovių bei šviežių minčių, kurių bagažą kaip tik šiuo metu dabar kaupiu čia, pargabenimui į savo gimtąją šalį. Kas man dar svarbu naujoje darbo vietoje? Ogi be abejonės jaunimo garantijos. Kuo save įsivaizduoju po 5 metų? Profesionalių vedėjų populiariausiuose Lietuvos radijo bei televizijos laidose. Taigi, jeigu norite sugrąžinti Lietuvos televizijos populiarumą bei pakelti savo kanalo reitingus, drąsiai kreipkitės į mane. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Šiandieną čia su jumis buvo Šarūnas Docius ir iki susitikimo eteryje.